kol kas postūmis yra toks, kad mes matom, jog institucija visais būdais bando atsikratyti atsakomybės, visais būdais bando nedirbti. Dabar šiandien paskelbė, kad formuos darbo grupę, kuri galimai galbūt jau rugsėjį susitiks. Mes turim Liepos mėnesį ir jie sako, kad gal po 2 mėnesių kažkas susitiks pasikalbėti, nustatyti, kurios teisės aktus reikėtų pakeisti. Tai čia aš atsiprašau, bet tai yra absoliutinė kompetencija, jeigu tau reikia susikviesti ekspertus, kad tu galėtum pasakyti, kuriuos teisės aktus tu gali keisti, kurie yra tavo galioje. Tai šiuo metu postūmio dėja nematome, dėl to vyks protestai tiek, kiek reikės, kol institucija dirbs savo darbą. Audronė turi galią pakeis paršelių dalę. Audronė turi galią pakeis paršelių dalę. Paršeliai nekentėtų, jei į parašą padėtų. Paršeliai nekentėtų, jei į parašą padėtų. Reikalavimai, kurie šiuo metu leidžia kastruoti paršelius be nuskausminamųjų, yra pasirašomi šios tarnybos direktoriaus įsakymu. Tai jeigu mes dėl kiekvieno sakinio, kurį kažkur reikia kažkokiam reikalavime išbraukti ar pakeisti, jeigu mes eisim į Seimą, tai Seimas šiaip turi labai daug darbo ir yra institucijos pavaldžios tam, kad jos ir dirbtų kai kurios darbus, juk nebūtina viską per Seimą daryti. Tai šita vadovė, jinai pasirašo tus reikalavimus ir jinai gali tai pakeisti savo vienu parašu. Dėl to ir yra kreipiamasi į ją, koks būtų tikslas eiti kažkur kitur, jeigu kitos institucijos tokių reikalavimų nepasirašo. Nebūtina yra laukti, kol kažką padarys Europos Sąjunga. Čia galima perfrazuoti profesorių Viktorą Pranckietį, kuris sako, kad mes galėtume būti pavyzdys kitom šalim. Yra daugybė šalių, kurios jau ėmėsi kažkokių sprendimų šitoj temoj, kurios uždraudė paršelius kastruoti be nuskausminamųjų. Mums nebūtina laukti 10 metų, kol Briuselyje pajudės ledai. Mes galime tai daryti čia, dabar, Lietuvoje ir žiūrėti į savo kiemą, o ne laukti, kol mums kažkas nuleis iš viršaus. Jeigu mes išspausdinam pranešimą spaudai, tai nėra bendravimas. Tai nėra, tai yra toksai jau nusprendus, kažkas yra pasakoma. Tai aš suprantu iš to jų poziciją, bet ar sakyti dėl to, kad jie bendrauja, nemanau, kad galima. Aš manau, jie ignoruoja, labai sąmoningai, jie ignoruoja vieną, tarkim, visuomenės nuomonę atstovaujančių interesų grupę ir jie bendrauja su lobistais. Tai tą reikia labai aiškiai padėti ant stalo. Jie su kai kuriais tiesiog nebendrauja. Aš jums pasakysiu apie kitą darbo grupę, kur mane vasario mėnesį, tai yra pakvietus į darbo grupę. Tos darbo grupės susitikimų dar nebuvo. Ir nežinau, ar kada nors jie bus. Tai, kad jie sakė, galimai jie formuos darbo grupę. Tai čia iki metų pabaigos jie gali net galimai neišsiųsti niekam jokio kvietimo, jokio darbo grupę. Tai tikrai dar veiksmų nusimato. Mes čia ir mes tikri. Tu mus tikrai girdi. Tu nuo mūsų nesislėp. Ir parašą greičiau padėk. Ir paskutinį garsiausią. Mes čia ir mes tikri. Tu mus tikrai girdi. Tu nuo mūsų nesislėp. Ir parašą greičiau padėk. Aš vilties turiu, aš manau, kad šitas dalykas bus uždraustas. Klausimas yra, kada. Tai kas turėtų pasikeisti, tai mes skatinsime ir toliau direktorę imtis veiksmų, įregistruoti teisės akto projektą ir tiesiog pradėti procesą taip formaliai, kaip jis turėtų atrodyti, o nesislėpti iš kažkokių darbo grupių, iš ten, nežinau, savo viešųjų ryšių atstovių, tiesiog imtis darbo.